Yra viena istorija, kaip pas dvasinį mokytoją atėjo žmogus ir tarė: Tu kaltas dėl visų mano nelaimių. Guru atsakė. Guru suraukė antakius ir paklausė: Kaip aš kaltas dėl tavo nelaimių? Prieš 20 metų aš visiškai tau atsidaviau, o tu pasakei man: negeisk turtų ir jie patys ateis pas tave. Negeisk šlovės ir šlovė pati padengs tave. Negeisk gražuolės ir pati gražiausia moteris ateis pas tave. 20 metų aš stengiausi to netrokšti. Bet ne tik gražuolė, net čiūčela pas mane per tuos 20 metų neatėjo. Aš tapau skurdesnis už vargšą ir labai kenčiu dėl to. Tu visus apgaudinėjai. Jis atsisuko į jo mokinius ir tarė: Neklausykite jūs jo, antraip jūs gausite tai, ką aš gavau. Guru nusišypsojo ir tarė: 20 metų tu nuolat stebėjai, ar ateis turtas už tavo veiksmus. 20 metų tu stebėjai, kuri graži moteris atkreips į tave dėmesį. 20 metų tu laukiai, kada bus išlovinamas. Tu 20 metų iššvaistei beprasmiškai dėl savo troškimų gražiai moteriai, turtams ir šloviai. Dėl visko kaltas ne aš, o tu. Tavo geismas. Taigi, labai svarbus nurodymas: negeisk turto ir jis pats ateis pas tave. Negeisk gražuolės ir pati gražiausia moteris ateis pas tave pati. Negeisk šlovės ir šlovė tave pati apdengs. Ir niekas negali suprasti, ką tai reiškia. Tai vadinasi sanjasa. Kaip žinoti, ar žmogus yra atsidavęs. Jis nelaukia, kada tai ateis, nes jis to nenori. Štai kodėl jo domisi moterys, kodėl jam duodami turtai ir kodėl jis šlovinamas, nes jis to nenori. Bet kai žmogus to nori ir apsimeta, kad to nenori, tada jam tai niekada neateis. Nei turtai, nei moterys, nei šlovė. Ši išmintis aprašoma Hitopadešoje.